sūnau mano, buvai pradėtas meilėje, tiek te žinosiu apie tave. Būtum galėjęs išgirsti iš manęs apie gyvenimo siaubą žemėje, nuo kurio tave apsaugojau. Žmonių dėkingumas ir pripažinimas, arba vienišos 4 sienos negandų iškamuoto žmogaus. Nebūtyli glopšyje ar šilkverpio pūkiniam kokone. Nieko ypatinga. Namas, aukštas, visas ore, stovi dangaus vidury. Užtemimai minties, darbai pražuvę, vizijų metai prabėgę lyg sapne. Įstabi gyvata būtų buvus, jeigu prasmė jos priklausytų nuo manęs. Mirties žavus angelas, žydromis akimis, kaštoniniais plaukais, artėja šokdamas. Lūpos jo džiaugsmas, kalba jo ausyse palaima, jo žvilgsnis šviesa pavasario lygi kraštų. Ir palytėjo mane, ir pabučiavo mane, ir sugrįžau aš į savąją pradžią. Kad sutramdyta būtų tamsa, anksti aš išsiruošiu. Einu, nes esu iškamuotas sapnų, kurie įkalina mane, tame, kas kadaise buvo, karčiai ir nuodėmingai atminčiai išduoda. Būdamas, kaip sakoma, susitaikęs su Dievu ir pasauliu, jausdavausi veidmainis, tarsi vaizduočiausi esąs tuo, kuo nesu. Tik vėl atsidūręs nusidėjėlio ar mažatikio kailyje, atgaudavau savo tapatybę. Mano gyvenime tai vyko ne kartą. Matyt, man patiko vaizduoti save kilniu žmogumi, tačiau užsidėjus jo kaukę, sąžinė man bemat pakuždėdavo, kad tik apgaudinėjau save ir kitus. Bet vis dar toli iki viršūnės ir tamsa nesutramdyta. Paveja mane ir kasdien turiu pradėti iš naujo. Sakrum savoka yra būtina, tačiau jį beprasmė be nuodėmės potyrio.
Esu susitepęs, esu nusidėjėlis. Nesu vertas ir net ne dėl mano poelgio, o dėl manyje tūnančio blogio. Ir tik tada jaučiuosi savimi, kai prisipažįstu savo, kad man neduota siekti per aukštai. Ilgesiai didelės meilės, tikėjimai, viltys, visa vien įsikalbėti. Susirūpinę tik ne tuo, kas svarbiausia, zuja tarsi tikėtų, jog gyvens amžinai. Ir kiekvienas be galo brangina pats save. Ir kiekvienas mano esąs vienintelis. Troškimas atsiverti žmonėms ir apie savo gyvenimą pasakyti viską. Tai neįmanoma, nebent parašius psichologinį romaną, kuris be kita ko būtų labai toli nuo tiesos. Jo pagrindas būtų save kaltinantis išpažinimas. Deja, gerai žinoma, jog sąžinė linkusi savo šeimininkui skrupulingai priminti mažesnes kaltes, idant nuslėptų didesnės. Suprantu, kad visada ieškau vaistų nuo tos šlykštynės, kuri tuo ir gyva, kad nieko nereikia. Suteikti prasmę, bet kokią, kad tik ne tą karvišką, tobulai abejingą, inertišką realybę, be tikslų, siekių, teigimo, neigimo, tarsi įkūnytas niekas. Religijos, ideologijos, troškimai, neapykantos. Raskitės, kad savo margų audiniu uždengtume tą aklumą, kuri net neturi vardo. Prasmė visai kita, kad kenčiantysis bus išganytas, o kančių nepatyręs jau vien dėl to bus pasmerktas. Jie visi yra čia, greta manęs, bažnyčioje. Žegnojasi, stojasi, klaupiasi, o aš nujaučiu, kad jų galvose dedasi tas pats, kas ir manoje. Kitaip tariant, jie labiau nori tikėti nei tiki, arba tiki retkarčiais. Buvau labai tikintis žmogus. Buvau visiškai netikintis žmogus. Prieštaravimas toks didelis, kad nežinia, kaip su juo gyventi. Būti su jais bažnyčioje svarbiau nei leistis į gudragalviškus svarstymus. Argi nepanašiai jaučia ir mąsto daugelis esančiųjų bažnyčioje, suteikdami progą peikti apeiginę religiją, bet kartu atlikdami nuolankumo aktą. Gal jau esu visai čia pat, sakau, šilta, šilta, bet man pasivaidena, kad regiu visą tą minę nuogą, abiejų lyčių gyvuliškos būtybės, su ryškiais jų plaukuotumais, lyties požymiais, deformacijomis, vienijamos iškilmingos nekūniškos adoracijos apeigų. Ar gali būti kas nors kraupesnio? Žinios mano skurdžios. Protas trumpas. Stengiausi kaip įmanydamas, studijavau, skaičiau daugybę knygų ir nieko. Mano namuose nuo knygų lūžta lentynos. Stirtos jų guli ant baldų, ant grindų, trukdo praeiti. Neįgaliu, aišku, jų visų perskaityti, o mano alkanos akys vis reikalauja naujų pavadinimų. Tačiau jei jau kalbėti tiksliai,
Ribotumo jausmas nėra nuolatinis, tik kartkartėmis atsiranda. Blykstelį suvokimas, kokia siaura mūsų vaizduotė. Tarsi per kietos mūsų kaukolės trukdytų protui apriepti tai, ką turėtų. Turėčiau žinoti viską, kas dedasi dabar, tuo pat metu, kiekviename žemės taške. Turėčiau. Na ir kas? Jei noriu išganyti sielą, turiu išsižadėti to, kas man brangu – kūrybos, meilės, nuotykių, valdžios ar dar kokių ambicijų. Bet visgi negalvoju apie išganimą ir kad manyje šie du poliai, dangus ir pragaras, yra kitokie. Arba po mirties nieko, o tai jau gerai, arba bausmė už blogį manyje. Ir apskritai didžiausias argumentas prieš religiją turėtų būti egocentrizmas. Jei kas nors tarnauja vien tik savo, tai labai galimas daiktas, kad yra susikūręs Dievą, kad Dievas tarnautų jam. Štai, matai, leidau tavo akimirką pažvelgti į nasturto žiedą drugelio akimis ir pabūti drugeliu. Leidau tau stebėti pievą salamandros akimis. Paskui daviau tau įvairių žmonių akis, kad pasižiūrėtum į tą patį miestą. Prisipažįstu, pernelyg pasitikėjau savimi. Visiškai skirtingos tos pačios gatvės atrodė man ir žmonėms, kurie vaikščiojo greta manęs tais pačiais šaligatviais. Dar jeigu būčiau manęs, jog tai yra tik individualių, tarpusavį nesisiejančių įspūdžių ir vaizdų gausybė, bet aš ieškau vienintelės, kiekvieno žmogaus matomos, mums visiems bendros tiesos apie daiktus. Ir todėl tai, ką parodai, man yra nepaprastai sunkus išmėginimas ir pagunda. Nuo ano pavasario, kai vaikščiojo takais Galilėjos, atrodo toli, o iš tikro čia pat. Prašiau ten, pasigailėk manęs, nusidėjėliu. Kur turtai tavo, ten ir širdis tavo. O iš tikrųjų tai nėra taip sunku. Viešpats Dievas sukūrė pasaulį. Kaip seniai tavo? Neseniai, šįryt, gal prieš valandą kokią. Nes žiedai atsiveria, ką tik užbaigti. Paukštelis dideliam laimingame medyje, o tas medis neauga miške, nes pats yra visas miškas. Jame randu pradžią, atmintį, netenku žado, nes tas medis nenori būti kaip nors pavadintas.
didelės meilės, tikėjimai, viltys, visa vien įsikalbėta. Kuo skiriasi praeitas amžius nuo šio? Anas buvo jausmų, jaudulio ir melodramų šimtmetis, kuriam galbūt verta pavydėti išgyvenimų stiprumo. Negali būti nieko geresnio, kaip atsisveikinti su praėjusiu savo gyvenimu kaip keliu eilėraščių komentaru. Nebūt, nekentėti, neskaudint, atsižadėti viso vienio buvimo, kad neliktų net žinios apie mane, net atminimo, nieko, kad pasaulis būtų toliau, kaip tas mirties angelas, tobulas, giedras, palaimintas. Taip nusprendžiau. Ir žinau, kad tai būti turėjo, ir dėl to niekam nesuverčiu kaltės. Kai ragauju persiką, kai žiūriu į patekantį mėnulį, kai džiugina širdį man jaunus kedrų giraitės kalnuos. Viską išgyvenu už tave, tavo vardu. Šis sapnas būtų buvęs kupinas prasmės, jei būtų aplankęs mane jaunystėje. Bet juk tas srovė iš tiesų tekėjo manimi, ir aš sutrauktas, susikūprinęs, vis dar esu tas pats instrumentas. Ar gali taip būti?